Toje vietoje, kurioje yra didžiausia akmenų koncentracija, tiksliai į vakarus nuo aukščiausios kalvos vietos guli be jokios abejonės žmogaus rankomis tašytas akmuo. Įspūdis toks, lyg iš ant šlaito pabirusių akmenų kalvos viršūnėje buvo kažkoks statinys, orientyras, per kurį nuo tašyto akmens, fiksuotos vietos, buvo stebimi per orientyrą patekantis dangaus šviesuliai. Kražiai pačių krikščionių dvasininkų teigimu garsėjo pagonių šventvietė, kuriai nustelbti buvo pastatyta pirmoji bažnyčia Žemaitijoje. Be to, telšiškis Petras Kentra pasakojo, kad statybininkai į vakarus nuo kalvos, ant kurios tebėra Vytauto bažnyčios liekanos, buvo aptikę akmenimis grįstą aikštelę. Tai labai panašu į Paunšvystę. Be to ir į Lopaičius, kuriuose taip pat į vakarus nuo spėjamos Žemaičių pagonių observatorijos irgi yra dabar jau žemėmis užklota akmeninė aikštelė. Čia vienintelėje vietoje taip ir neprigijo sodinti medžiai. Prie Pakisio piliakalnio Šilalės rajone tebeguli aukuro akmeniu vadinamas riedulys. Jo vardas byloja apie ir čia buvusią šventvietę. Šiose vietose užrašyta ir apie milžinus pasakojanti įdomi legenda. Atseit, ėjo milžinas namo ir pamatė dirvą ariantį žmogų. Įsidėjo jį į pirštinę ir parnešė parodyti tėvui. Tas tik palingavo galvą ir pasakė, kad kai jis su sūnumi, jų gentainiai išmirs, visi žmonės bus tokie, kaip anas pirštinėje.
Plungės rajone Pakutuvėnuose šalia Minijos upės stūkso vieniša bažnyčia, šalia jos kapinaitės. Broliai pranciškonai čia įsteigė visoje Lietuvoje žinomą reabilitacijos centrą alkoholikams ir narkomanams, kurie tikina čia jaučia ypatingą, gal net iš žemės sklindančią energiją, padedančią jiems atsispirti pagundoms, gyventi tikrą gyvenimą. Tad apie Lopaičius vėl jungiasi 37,5 km spindulio apskritimas su gana aiškiai senovę menančiomis arba gali būti skirtinga negu kitose vietose energetiką turinčiomis vietomis. Už 75 km nuo Lopaičių Mažeikių rajone ant Vadaksties kranto yra Laižuva, Raseinių rajone ant Dubysos kranto Petkūniškiai, Pagėgių savivaldybėje ant Nemuno kranto dabar jau išnykę ir net pamiršti Užpirdžiai. Pajūryje Būtingės ąžuolynas ant Šventosios kranto. Vos iš kilometro nuo Laižuvos ant Latviją ir Lietuvą skiriančios Vadaksties kranto rymo Laisvamanių. Šalia iki šiol išlikusia didžiulė akmeninė tvora aptvertos žydų kapinės. Buvęs Laižuvos mokyklos direktorius Leonardas Zubys pasakoja, kad seniau čia buvo didžiulis akmenynas, o riedulių buvo tokių, kad ant jų fotografuotis tilpdavo visa daugiau kaip 20 vaikų klasė su mokytoju. Bet ant upės kranto šauniai pasidarbavo melioratoriai, o po jų žvyrą kasti atėjo statybininkai. Jeigu čia ir buvo kokių pagonių pėdsakų, juos sunku beatsekti. Tik ar nebuvo per stebuklą pievoje išlikęs labai į menhyrą, žemaitiškai stabakulį panašus akmuo. Gulėjo jis šimtmečius, bet vos tik žiniasklaidoje pasirodė užuomina apie spėjamą stabakulį, akmuo dingo. Dar vietiniai pasakoja, kad čia žmonės paklysdavo. Sako, Juozas Jakštas grįžo iš Latvijos brolį aplankęs, perbrido Vadakstį ir suko ratus, nors tas vietas puikiausiai pažinojo. Tik kai pavargęs prisėdo ant akmens, pailsėjo ir susikaupė, kaip marška nuo akių nukrito. Tokią pat istoriją pasakojo ir 1916 metais Petkūniškiuose ant Dubysos kranto gimusi ir visą gyvenimą čia pragyvenusi Kotryna Špokaitė Drąsutienė. Anot jos, vis į tą pačią vietą sugrįždamas klaidžiojo jos dėdė Kazimieras Vitkauskas. Ir ne tik jis. O ant Petkūniškių kalvos dar klajojusios ugnelės, šviesa sklidusi iš po klevo. Gausu čia buvo ir akmenų, ir šaltinių, bet po melioracijos nelikę nei vienų, nei kitų. Į Kaulakius iš Petkūniškių išsikėlęs Petras Kurmauskas rodė tik kelis iš gimtojo kaimo parsigabentus akmenys. Vienas jų duobėtas, panašus į Tveriškio Stasio Laurinavičiaus Lopaičiuose rastą ir dabar sodyboje saugojama. Apie pastarąjį archeologai sako, jog jis mena saulės kulto laikus ir yra vienas pirmųjų žmogaus sukurtų skulptūrų ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos teritorijoje. Dar vienas į akis krentantis sutapimas yra tai, kad Lopaičiai ribojasi su Tverais, o Petkūniškiai su kitame į Dubysą šioje vietoje įtekančios Liolingos krante esančių Tverijoniškės kaimu.